Antikos istorikai apie aisčius. Aisčiai yra vakarų baltai. Apie 500 metus prieš Kristų prigimtinė jų erdvė buvo pamarys, Vyslos žiočių baseinas, Semba, Mozūrų ežerynas, Aistmarės, Kuršių marios ir Baltijos pajūris iki Ventos. Ankstyvosios aisčių istorijos patys aisčiai nerašė, bet jų gyvenimą pastebėjo antikos autoriai. Pirmame amžiuje gyvenęs romėnas Plinijus vyresnysis aprašė graiko Pitėjo kelionę. Esą 325 metais prieš Kristų jis pasiekęs kažkokios upės žiotis, kurias vadina Istuarijum. Per dienos plaukimą nuo jų buvusi Abalo sala. Į ją pavasariais srovės atnešančios gintarą. Greičiausiai tai Vyslos žiotis, o to meto graikų jūrininkai per dieną galėjo nuplaukti nuo 80 iki 120 km. Abalo sala pavadintos gintaringos Sembos krantas buvo už 80 km. Taigi, graikai per dienos plaukimą galėjo lengvai pasiekti bet kurią Sembos pakrantę. Antikos autoriams Istuarijum galėjo reikšti Vyslos ar Nemuno žiotis arba abiejas mūsų marias. Taip vadino vietas, kur gėlas upių vanduo jungiasi su sūria Baltijos jūra. Graikiškai Istuarijum skamba Ostejui. Sąskambio esama, bet ar graikas Pitėjas yra aisčių vardo pradininkas yra neaišku. Dar didesnis sąskambis tarp lotyniško Istuarijum ir aisčių. Bet ar svetimšaliai buvo mūsų tankiai apgyvendintų žemių vandens vardų, pavyzdžiui, Aistmarių, kūrėjai? Tai kelia didelės abejonės. Tas pats Plinijus vyresnysis paliko pirmą patikimą romėnų ryšių su gintaro pakrante aprašymą. Istuarijum nemini ir sako: neseniai sužinota, kad Germanijos krantas, iš kurio atvežamas gintaras, nuo Panonijos Kornunto yra apytikriai už 600 mylių. Tai randame imperatoriaus Nerono paskatintos ir tarp 57 ir 63 metų įvykusios romėnų misijos aprašyme. 98 metais kitas romėnas, Publius Kornelijus Tacitas, pirmą kartą vakarų baltų gentims davė bendrinį aisčių vardą. Ta dešinysis Vebų jūros krantas skalauja aisčių gentis. Jie apieško ir jūrą, seklumose ir pačiose jos pakrantėse vieninteliai iš visų rankioja gintarą, jų pačių vadinama glaisum. Antro amžiaus viduryje graikas Klaudijus Ptolemėjas turėjo tiek daug žinių, kad rytų Baltijos erdvėje išskyrė net 12 tautų. Iš jų 5 tautas – Venedus, Galindus, Sudinus, Veltus ir Salus galima skirti aisčiams arba vakarų baltams, Ostavanus, Pagiritus, Savarus ir Boruskus – rytų baltams. 4 amžiaus pabaigoje Romoje buvo išbraižytas vadinamasis Pointingerio žemėlapis. Jame nurodoma į Baltijos jūrą įtekantį upę Selenus, kurią daugelis tyrinėtojų linkę laikyti Dauguvą, o vardą sieti su Sėlių gentimi. Aisčių vardu vakarų baltus mini ir ankstyvųjų viduramžių autoriai. Nors dėka didžiosios aisčių migracijos, kuri vyko tarp 1 amžiaus pabaigos ir 5 amžiaus, jų erdvė ženkliai išsiplėtė. 6 amžiaus 1 ketvirčio pabaigoje Kasijodoras paskelbė gotų karaliaus Teodoriko didžiojo laišką aisčiams. Jis rašė: iš atvykusių jūsų pasiuntinių supratome, kad labai stengiate su mumis susipažinti. Idant, gyvendami okeano pakrantėse, prisidėtumėte prie mūsų sumanimo. 6 amžiaus viduryje gotų istorikas Jordanas 2 kartus paminėjo aisčius. Okeano pakrantėje gyvena aisčiai, labai taikinga gentis. Jis, Hermanarikas, savo sumanumu ir narsa pavergė aisčių tautą, gyvenančią prie labai ilgos Germanų okeano pakrantės. 9 amžiaus pabaigoje anglosaksų pasiuntinys Vulfstanas aprašė karalių valdomą aisčių kraštą, kurį jis matė Semboje ir visoje Aistmarių pakrantėje. Aisčių žemė labai didelė, joje daug pilių ir kiekvienoje yra karalius. Tarp jų būna daug karų. Iki pat 10 amžiaus antrosios pusės aisčių vardas skambėjo Europoje, kol jį įstūmė naujas vardas – prūsai.